sakykit, ar jums teko kovoti šitose kraštuose? Man ne. Ne. Aš tik buvau paruoštas, bet Atsargoj buvot. nuo vakarų Ukrainos iki Prahos dėjo. Vengrija, Austrija, Čekoslovakija, Slovakija, ir Prahoj. Ar jūs užgrūdino tie laikai karo? Karo laikotarpis jūs užgrūdino kaip žmogų, kaip vyrą? Tai čia jau, žinai, niekur nedingsi. Kaip jūs manote, dabartinis Lietuvos jaunimas eitų ginti savo šalies nuo kažkokio to agresoriaus? Žiūrint, kai ne visi tada ėjo ir ne visi dabar ėjo. Ir tada ne visi ėjo? Ne visi, vieni miškus, kiti po sijonų, kiti po tečkiais. Kas kaip sugebėjo, nenorėjo kariauti. O ką palinkėtumėt dabar Lietuvos jauniems žmonėms? Lietuvos jauniems žmonėms reikia, kad suprastų, pamatytų. Mus nors vieną kartą nudušęs, tegul pasiklauso, ką mes matėm, ir tegul daugiau tų užposų nebūna gyvenime. Ar jūs manot, kad tik karas gali būti baisus dalykas, o, sakykime, ekonominė, politinė padėtis smulkmena? Tas dalykas, žmonės visus mučina, naikina, kaip sako. Na, į ką dabar panašu, nei televizijai, nei niekur. Nieko gero nepamatysi. Nes anksčiau veždavogi su traukiniais į Sibirą, o dabar žmonės patys bėga iš Lietuvos. Jo, nereikia nevežti, patys išvažiuoja su savo pinigais. To nors dėkai nuveždavo, dabar sugrįžo, baigė aukštosios mokslus, o dabar nieko nėra. Nieko nėra. O toks reikalas. Kad milijonai žuvo, nieko, nes tam nesvarbu niekas. O kiek čia žmonių nekaltų atvarytų, tokių kaip mes buvom. Atvarytų, va. Sugaudė, sušaudė ir viskas. Jūs gaunat pensiją? Nu, tai kaip? Jau užtenka jums iš to pragyventi? Kur ten užteks? Užteks, ten duonas užteks, ten talėjų. Tai neskaudu, sakykime, dabar jaustis Lietuvoje, tokioj būsenoje į senatvėje, kai tu, Ne, tai jau čia žiaurus dalykas, ne tik mum tegul būna vaikam nors geriau. Mes jau kaip nors numirsim ir tai. Bet aš skaitau, kad senolius turėtumėm gerbti ir jų senatvė turėtų būti orė ir garbinga. Taip. Net už tai dabar ponai švaistasi už mūsų karą, kaip sako. Jūs jiems palikot šalį, sakykime, bet mes matom, kad nesusitvarko su... Taip, bet tvarkos nėra. O palikta buvo viskas gerai. Visi žmonės gyvena kaip žmonės, nereikėjo nieko. Nors sakė, šlapios dešros valgym, dabar į tos nebus to jau. Štai, kad per vakar pažiūrėjau jau vietoj 7 litrų vištieną 17 padaryti. Ir gyven kaip nori. A pensija ta pati. Ir ta nusukta pavogta. Aha, palauk, čia kas yra. Čia tas, bet ten yra, mes praėjom, kur vieną leitenantą apipylė vandenį, nuogai sušaldė ten. Tai jis įryšim atgal parodys. Sušaldė visai nuogą. Vandenį užpylė. A čia buvo, miško čia nebuvo. Čia buvo vien tik tas lageris. Ir žmonės buvo visi. Atsveru dangum, tik tai karininkus, kaip sako, biški gerbė. Tai buvo barakas pastatytas karininkam tarybiniam, bet tai kuk ten be langų, be nieko. O visi, kaip sako, žmonės prasti, kaip sako, prasti jau negeros kampanijos. Taip ir
paliko savo gyvenimėlį. Taip ir kaip tu nori būti geras, sakyk, kad taip yra. Patys žino, nereikia nieko daugiau aiškinti. Viską žino. Iš pradžių, kai sako, karo dalyviai mes darėm čia prie karybiniam į kapus. Šventės tas darėm. Ir važinėdavo buvo pasamdyti pacanai. Ir rėkdavo fašistai važiuoja. Kokie mes fašistai. O dabar jau nustoja. Pamatė, kad mes to reikalą neusijam. Darom, kad žmonėm būtų gerai. Mes dabar ir pirmą pasaulinę karą visus dalyvius gerbėm. Vainikus nešam, Tauragė yra vokiečių ir rusų. Nešam vainikus, padedam. Štai, kad žmonės atvaryti per prievartą. Kareivis yra kareivis, įsakymas yra įsakymas. Bet jie nieko nekalti žmonės. Reikia būti žmoniški. Bet dabar žiūrėkite, kai renkasi žmonės į mitingus, pavyzdžiui, nepatenkinti gyvenimu. Juos irgi vaiko kareiviai, policija, jie vykdo įsakymus. Taip, vaiko, taigi be reikalo laiko, tegul jis įsako, kas jam trūkdo, tegul jie ima į galvą. O tada bus tvarka, bet nešaudo su guminiam kulkam. Nusipirkti už milijonus vandenį. Pareigūnai, kareiviai turėtų ginti žmonės paprastus. O, čia buvo, kad dalyvavo. Кто первый раз, это самое, консул может вам объяснить, как он выглядел раньше. Нет, И это... Я не видел, это мне фотографию как фильм показывал. Да, по фотографии. Какой здесь был раньше? Jis tada pirmininkas buvo. Pirmininkas sakau, dėkojam, kad toks esi žmogus atvažiavo mus pagerbti. Jis praėjo du kelius žingsnius, sugrįžo, mane pasveikino, pabučiavo. O, молодец, sako, kad tu taip pasakai. Ir tada atėjom čia. Geležinė, aš šitą žinau. A tu dalyvavai, tai tu pasakyk, kaip sunku buvo kariauti. Aš galiu pasakyti, mano tėvas nuo Balaknos atėjo iki pat čia. Tai jūs du geri. Taip, sunku buvo, be abejo, kad sunku buvo. O kaip aš? A kaip sunku buvo? O taip, Todėl, kad žiauriai ir sniegas, ir kulkos, ir viskas. ir visko buvo, ir kalba buvo sunku, ne visiems suprantama. Teisingai. Ir, reiškia, mokslo trūko. Pirmieji buvo pašaukti ir to jau parodė, ne visi mokėjo tą spilą atidaryti šautuvą. Arba prie pabūklo atsistoti prie. Parodė tik tai, kaip šauti. Ir pirmin. Tik tai šaukia. Batarėja. Agon! Agon! Ir viens vadas tik spėjo su vėliavėlė mojo, tik tai šautuvą. O taip ir buvo. Teisingai. Bet ėjo. Jo. A užsienas nebuvo. Ne. Čia mano tėvas dalyvavo, mano tėvas 16 divizijų. Aš tik prisimenu, kai užėjo. Aš žinau, jis pasakojo, Tai sakė, za rodinų, za Staliną. jis pro Šiaulius atėjo, paskui jis ten, aš Plungėj tada buvau, man 4 metus, tai atvažiavo ant arklio balto, atjojo pas mane. Aš 4 metus tėvo nemačiau. Laukiau, kada sugrįžti. Tėvas. Ir dabar tapau okupanto duktė dabar. Aš tai bačiau. Todėl aš labai myliu visus karo dalyvius ir dalyvauju, ir kiek galiu, ir lankau karo dalyvius, ir laidojam, ir džiaugiamės viskuomis. Pravilna, o tu šitą tai reikia pagerbti. Mylim mes visus. Va. Ne seno tėvas. Василий, дай мою гвоздику, дай. Василий. Ну, пойдем, дай мою гвоздику.
Время кончается нам. Вечная память им. Вечная память погибшим, а мы как-нибудь. Пролившим кровь и пот. Да. Mutēšas, kas ir galva vietnes? Dabar duokim žodis. Я читал про 16-ю литовскую дивизию, что за период, когда она уже воевала, а это был, наверное, февраль 43-го года, когда они впервые начали участвовать в боевых действиях. С февраля 43-го по май 45-й около 14 тысяч воинов получили ордена и медали. И среди них было 12 героев Советского Союза. 12 героев Советского Союза. Герой Советского Союза получил разведчик Варлыкенас, Ушпалис артиллерист.